kad netrodytų, jog aš tik tais daug šneku, bet važiuoti riedučiais visiškai nemoku, tai šiandien pasidalinsiu šiek tiek patarimų, ką daryti, ko nedaryti, kad jūsų važiavimas būtų saugus, patogus ir greitas. Taigi, daugumai riedutininkų super aktuali tema ir dažniausias klausimas žmonių, kurie ateina pirmą kartą pas mane į treniruotės, kaipgi man po velnių sustoti. Pradžiai būtų turbūt elementarus dalykas kaip griuvimas. Griuvimas tai irgi yra stabdymas. Teisingai nugriūti reikia sugebėti. Jeigu jūs prarandate pusiausvyrą, ką jūs tikrai darysite intuityviai, jeigu esat pradedantysis, jūs iš karto išsitiesite ir bandysit čia kažkur kažko už savęs ieškoti kažkokių atramos taškų, jų tenais nėra, jūs griūsit atbulom. Tam, kad nugriūtumėt saugiai, jūs turite griūti į priekį. Į priekį tai reiškia pirmin, ant jūsų delnų, ant jūsų kelių, jūs turėtumėt būti su apsaugomis. Kitas variantas gero griuvimo tai yra griuvimas į šoną, atsisėdam štai į tokią kaip undinėlės pozą. Tai irgi yra geras griuvimas, nes šiuo atveju jūs nugriūnate ant sėdmens raumens, tai yra minkštas audinys, kuris tiesiog sugers nusileidimo jėgą ir jūs minkštai atsisėsite. Iš principo jūs turėtumėt visą laiką galvoti, kad jūs turite atsidurti kuo arčiau žemės, kad tas nusileidimas būtų kuo švelnesnis su kuo mažesniu smūgiu. Tai jūs galite tiesiog tūpti žemyn, pasigauti žemę štai taip, vienu keliu pritūpti, o ant kito riedučio bandyti išsilaikyti. Praradot pusiausvyrą, pirmas dalykas, jūs tiesiog tupėt žemyn, o toliau kaip gausis. Ar ant kelio, ar į undinėlės poziciją, ar į priekį, visi šie būdai bus daug kartų geresni, negu nugriūti atbulomis. Kągi dar jūs galėtumėt lengvai išmokti, pas jūs ant dešinės kojos kulną esantį stabdį. Šiuo atveju matot, pas mane jo nėra. Šis stabdis yra iš tikrųjų labai geras, labai efektyvus. Žmonės jį peikia dėl to, kad, sakykime, daro techninės klaidas ir neteisingai jį naudoja. Jūs turite būti sulenktom kojom, įtupime, pasistumti dešinę koją į priekį. Šiuo atveju jūsų svoris liks, pasisuksiu štai taip, kad matytumėt, lieka čia ant kairės galinės kojos, dešinė koja išvažiuoja į priekį ir pradedat pirštus kelti į dangų. Tokiu atveju guma esanti ant kulninio stabdžio įsirėžia į asfaltą ir jūs pradedat stabdyti. Jeigu stabdysit štai čia, tiesiai po savimi, tai faktas, kad jūs negalėsit gumos gerai įspausti. Kitas dalykas, jeigu stabdysit kažkur štai taip šone, tai tiesiog važiuosit, šone pastabdysit ir jūs susuks ir išvažiuosit į kokį nors dilgėlyną. Taigi pirmųjų jūsų išvažiavimų stabdymo draugas yra būtent kulninis stabdžiukas. Kitas stabdymo būdas, kurį iš principo nėra sunku išmokti ir kuris yra labai artimas daugumai slidininkų. Techniškai nėra labai sudėtingas stabdymas, bet fiziškai jisai gana nemažai reikalaujantis pastangų. Tai visa technika yra tokia, kad jūs prisėdat, kojos išsižergia plačiai ir kulnai pasisuka, išsiverčia tiesiog į išorinę pusę. Kasgi šiuo atveju vyksta? Jūsų ratukai pradeda skersuotis jūsų judėjimo krypčiai. Tai yra plūgelis arba pizza stopas vadinamas. Tai yra labai geras būdas susimažinti greitį. Tarkim, jeigu jūs leidžiatės nuo kažkokio tai kalniuko, tai tiesiog galite susimažinti arba pakontroliuoti savo greitį. Svarbus momentai, turėkite omeny, kad turite būti įtupime, kad nebūtų jausmo, kad nugriūsite atgal, galite ištiesti rankas į priekį ir turite išlaikyti kojas plačioj pozicijai. Išsibėgėjat, pradedat stabdyti plačiai ir pabaigėt stabdyti plačioje pozicijoje. Neduokit kojoms suvažiuoti. Kitas stabdymo būdas, labai artimas ką tik matytam plūgui, tai yra toks kaip pingvino žingsniukai. Pozicija jūsų yra gana panaši, kojos išeina plačiau ir jūs tiesiog skersai pasistatot kojas, jūs po truputį užkertat kojas skersai priešai save, taip susimažindami greitį iki tol, pakol pilnai sustosite. Tai tikrai efektyvus stabdis, jisai pakankamai gerai mažina jūsų greitį, tai jūs jį galite daugybėje sąlygų aplinkybių labai sėkmingai panaudoti. Sekantis stabdymo būdas ir, sakykime, daugelio pradedančių riedutininkų tokia kaip siekiamybė, tai breikas arba stabdymas T forma. Su šituo stabdžiu nereiktų labai stipriai paskubėti, nes tam, kad efektyviai galėtumėt su šiuo stabdžiu darbuotis, pirmas dalykas, jūs turite balansuoti ant vienos kojos absoliučiai laisvai. Kitu atveju jūs tiesiog, kai tik bandysite pastabdyti T formą, reiškia, jūs pradės susukinėti. Jūs būsite absoliučiai nestabilus. Išsibėgėjam, pritupiam, svoris ant kairės kojos pas mane ir dešinę koją aš velku už savęs tol, pakol pilnai sustoju. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų svoris turi būti būtent ant priekinės, tai yra jūsų atraminės kojos. Jeigu šiek tiek svorio perkelsite į galinę koją, jūs iš karto pradės užsukinėti. Tai vyksta panašiai štai tokie procesai.
susuka, kas yra labai nestabilu. Kitas variantas, kas gali įvykti, jeigu pradėsite spausti galinę koją, jinai tiesiog štai čia grįš atgal. Panašus stabdymas kaip ir T-breikas gali būti vadinamas saulas, tai reiškia, jūs stabdote iškišus koją šiek tiek į priekį, jūsų apkrova, visa svoris pereina, šiuo atveju man ant kairės yra patogiau, tai pas mane bus ant kairės, dešinė koja išlenda štai čia į priekį, jinai šiek tiek skersuojasi mano judėjimo krypčiai. Šitas stabdymas, sakykime, gal pradžioj būtų šiek tiek patogiau ir lengviau mokintis, kai yra vos drėgna danga, turėsite tokį praslydimą ir neužkirtinės priekinės kojos. Visas šis stabdymas atrodo taip, kad šiek tiek įsibėgėjom, pritupėm ir sustojam. Šitą koją, kaip sakyt, praslydinėja, jinai, matot, stovi skersai mano judėjimo krypčiai ir po truputį tolygiai mažina mano greitį. Visą tai, apie ką mes dabar kalbėjom, tai, sakykime, yra metodikos, kaip susimažinti greitį. Yra tam tikros stabdymo technikos, su kuriomis jūs užbaigėte visą stabdymo procesą, tai reiškia, jūs galutinai sustojate ir taip, sakykime, staigiau sustojate iki nulio. Mes prieš tai nagrinėjome štai tokį stabdymą, vadinamą į plūgą. Jeigu jūs važiuojat, šiek tiek prisistabdėt, jūs galite užbaigti stabdymą šiek tiek suvedant kojas priešais save. Kojos turi būti įtemptos. Jeigu kojos bus tokios palaidos, jūs tikėtina atsitrenksit su vienu riedučiu į kitą ir versitės tada per priekį. Tai op, ir sustoja abi kojos priešais jūs. Atkreipkite dėmesį, mano korpusas yra šiek tiek gale. Aš neduodu savo kūnui verstis į priekį, kadangi mane veikia inercija, aš turiu jai pasipriešinti. Kitas savęs sustabdymo būdas, toks galutinis užfiksavimas, galėtų būti pasisukimas 90 laipsnių kampu, atsistoju į žirklučių pozą, op, ir 90 laipsnių kampu pasisuku. Atkreipkite dėmesį, galinę koją išsinešu šiek tiek į priekį ir kitą koją žengiu dar žingsnį pirmin. Atsistoju gana plačioj pozicijoje, tai yra reikalinga tam, kad aš galutinai sugerčiau visą savo tą inerciją, visą savo judėjimo jėgą. Ir, žinoma, labai populiarus, bet nėra lengvas, ypač pradedančiam žmogui stabdymo sustojimo būdas, tai vadinamas hockey stopas. Judat, pasidarot šiokį tokį užmetimą ir užpjaunate abu riedučius, kad būtų saugiau, stabiliau, šiek tiek tokiam pražergtom kojom ir daugiau spaudimo duodat į kulnus būtent. Tai viskas atrodo štai taip. Kuo daugiau stabdymo būdų turėsite savo arsenale, tuo jūs laisviau jausitės važiuodami įvairiomis sąlygomis. Tai jums duos vieną labai didelį privalumą, kad jūs galėsite pradėti kombinuoti skirtingas stabdymo technikas. Būna situacijų, kad vienas ar kitas stabdymo būdas yra efektyvesnis pradėti stabdymo procesą, kitas pabaigti stabdymo procesą. Man asmeniškai, kas patinka, perėjimas iš T-breiko į power slide. Su T-breiku aš nestabdau labai agresyviai, aš tiesiog susimažinu savo greitį ir persvertęs į power slide, užsikertu save, pilnai sustabdau. Kita visai nebloga kombinacija, tai perėjimas iš picos stabdymo į užkirtimus. Pasidarot kelis užkirtimus pabaigoje, save sustabdote. Galite iš plūgelio, sakykime, iš picos pereiti į štai šitą sustojimą. Kai kojos priartėja viena prie kitos, bet gink dieve, neleiskit kojoms atsitrenkti vienai į kitą. Žinoma, būna visokių ir neplaninių situacijų, kai stabdyti yra per vėlu, per rizikinga. Jūs visada turite labai gerą savo draugą, žolę, akimis susirandate lygesnį žemės paviršių, nestabdant drąsiai, visų greičių važiuojate. Viena tik tai taisyklė, kad jūsų svoris privalo būti ant galinės kojos, priekinė koja išstumta, aiškiai išstumta į priekį ir labai svarbu, kad jūsų korpusas išliktų tiesus, reiškia jūsų svorio centras turi kabėti ties galinė koja. Tai šiuo atveju mes čianais turime akmenis, šlapią gruntą ir žolę, tai pabandysime įlėkti čianais. Ir štai tokioj žemoj pozicijoje jūs turite išsėdėti tol, pakol pilnai sustosite. Kai sustojot, atsitėsėt ir keliaujat toliau savo reikalais. Toksai stabdymas padės jums išvengti skaudžių avarijų, kai alternatyvus būdas būtų stabdyti kitus žmonės, kas yra blogai, stabdyti kažkokius kietus objektus. Mes šiuo atveju turime pakankamai lygų paviršių nuo asfalto link žolės, yra šiek tiek perkritimas kelių centimetrų į apačią, bet būna žinoma situacijų. Čia turime ne perkritimą žemyn, o čia turime bortelį. Ką jūs galite pasidaryti, jeigu jums reikia išvažiuoti, iššokti gruntą, žolę, kurie yra aukščiau asfalto lygio. Tiesiog paimsime ir paprastuoju būdu iššoksime, mūsų riedučiai sminga ir mes pradedam bėgti. Greičiausiai tai pasibaigtų griuvimu ant pilvo ir prisemta pilna burna grunto. Tai kad nebūtų tokių nemalonių, sakykime, patirčių, ką jūs galite pasidaryti, atvažiuojate link grunto, pritupėt,
šokat skersai. Atkreipkite dėmesį, aš savo judėjimo krypties atžvilgiu pasisukau 90 laipsnių kampu, nusileidau pakankamai plačiai ir didžioji mano svorio dalis ėjo ant tos kojos, kuri yra arčiau asfaltą. Dėl ko taip įvyko, aš leidausi ant šitos kojos, bet iš inercijos mane šiek tiek mestelėjo į tą pusę. Tai aš suamortizuoju savo jėgą, savo judėjimo tą greitį, sakykime, suvalgau ir stabiliai ant plačių kojų nusileidžiu. Apie skirtingas stabdymo technikas šiam kartui tiek.